Sveiki, mėlyjei. Pirmadienis mes skaitome Tėvų taką, net jei nebuvo pranešta jums iš anksto apie tai. Po savaitės, 2 savaičių pertraukėlės mes su jumis toliau skaitysim. Ir šiandien mes skaitysime keletą sūtų. Netgi ne vieną ir ne dvi netgi. Nes čia visa eilė sūtų yra susijus su ta pačia tema. Ir ta tema yra mūsų veiksmų durys. Per ką mes veikiame, per ką pasireiškia mūsų ketinimas, per ką mes teršiamės, per ką mes apsivalome. Ir atsakymas tai yra 3 veiksmų durys. Tai yra mūsų kūno veiksmai, tai yra mūsų žodiniai veiksmai ir tai yra mūsų proto veiksmai. Ir yra visa eilė sūtų, kurios kalba apie įvairius aspektus tų veiksmų. Tai pažiūrėkime. Tai pradedam nuo Tėvų takos 64 ir toliau bus. Tai pirmoji sūta vadinasi blogi elgesiai. Ir Buda sako, vienuoliai esti šie 3 blogi elgesiai. Kokie 3? Blogas elgesys kūnų, blogas elgesys kalba ir blogas elgesys protų. Ir čia nėra neduodamas paaiškinimas, bet pasakoma, kad toliau eilės yra pridaręs blogų veiksmų kūnų, taip pat blogų veiksmų kalba, pridaręs blogų veiksmų protų, ar bet ką dar susijęta su įdomis, nepadaręs dorų veiksmų, nedarų pridaręs daug, po kūno žūties tas kvailys atgimsta pragare. Tai kad tai yra kvaila, blogai elgtis. Per šitas 3 duris tai mes turim rūpintis šitomis 3 durimis, nes pasakmes gali būti, nekokios, sakykim taip. Kita sūta yra geri elgesiai, tai yra tiesiog kaip priešinga šitai, Buda sako, yra 3 geri elgesiai. Geras elgesys kūnų, geras elgesys kalba ir geras elgesys protų. Posmai yra panašus. Toliau sūta yra apsivalymai. Ir čia aš norėsiu truputį sustoti ties šitą sūtą, nors jinai nėra paskutinė. Vienuoliai esti šie 3 apsivalymai. Kokie 3? Apsivalymas kūnu, apsivalymas kalba ir apsivalymas mąstymu. Švarų kūnų, švarų kalba, švarų širdimi, neturinti ydų, švarų apsivalysiu vadina palikusioje viską. Ir čia įdomu. Kodėl įdomu? Iš kur ateina ta švara? Per veiksmą. Per veiksmą kūno, kalbos ir proto veiksmą. Jinai neateina, žinoma, mes ten nueiname dušą nusiprausti. Tai kūno, bet bendrai mūsų visos esybė švara ateina ne dėl to, kad kažkas mus palaimina, ne dėl to, kad mes nueinam ten, koreguoti savo karmos. Ne, ateina per veiksmą. Ir yra viena sūta Madžjima Nikāja, man atrodo, ne Madžjima Nikāja, o to aš jums pasakysiu, ko tai man užsidarė. Čunda sūta, tai yra Anguttara Nikāja. Ir čia Buda paaiškina, kas tai yra tas apsivalymas kūno veiksmų, kalbos veiksmų ar proto veiksmų. Ir jis išanalizuoja iš tiesų gan detaliai. Jis kalba apie tai, kad užsiteršimas kūnų ir kalba ir proto yra trilypis. Ir apsivalymas yra trilypis. Tai mes pasižiūrėsim į apsivalymas yra priešingas užsiteršimui. Štai. Užsiteršimas. Štai. Ir Buda sako, ir ką reiškia apsivalymas kūnų, koks jis yra trilypis. Ir pirmas punktas,
Jis sako, kažkas atsisako žudimo, susilaiko nuo žudimo. Atideda lasdą, atideda ginklus, yra kuklus, giliaširdis, gyvena su gailesčiu visoms gyvoms būtybėms. Tai veiksmai per kūną. Vienas dalykas kūną sulaikyti nuo žiaurumo, nuo kenkimo kitiems. Kitas dalykas išreikšti kūniškais veiksmais atjautą, gailestį, švelnumą. Tai yra taip valomas, taip vyksta apsivalymas per išreiškimą veiksmais, tos švaros. Tai svarbu susilaikyti nuo to, kas teršia, o žinoma, žiaurus veiksmai teršia ir kūną, ir protą, viską, ir aplinką, ir vidų, ir išorę. Ir atvirkščiai, susilaikymas ir veikimas iš priešingo, iš atjautos, iš empatijos, iš gailesčio. Tai apvalo. Tai čia yra pirmas. Antras yra atsisakyti imti tai, kas neduota. Tai yra susilaikyti nuo vagystės, kas nevagia kitų žmonių turtų ir nuosavybės, kaime ar miške, kai neimama tai, kas duota ir kaip praktikuojamas dosnumas. Taip, tai yra apsivalymas kūnu. Nes tai yra kūniškas veiksmas. Mes kūnu arba mes paimam, mes pavogiam. Ir taip mes teršiam vėlgi, mes teršiam ir vidų, mes teršiam ir aplinką, mes teršiam ir kūną, mes teršiam ir protą, viską tai yra užteršimas. Apsivalymas yra priešinga. Kai mes susilaikom nuo to, mes to nedarom ir mes esam dosnus, mes dovanojame. Tai mes naudojam tą kūną ne tam, kad imti, o tam, kad duoti. Trečias, atsisakyti svetimavimo. Ir čia Buda paaiškino, ką tai reiškia. Susilaikyti nuo svetimavimo, nuo tų seksualinių veiksmų, kurie kenkia, kurie teršia, kurie žeidžia iš tiesų, kurie yra, žeidžia tą žmogų, kitą žmogų, ar to žmonės aplinkui tą žmogų. Tai susilaikymas nuo to. Tai yra apsivalymas, tai trilypis apsivalymas kūnu. Ir toliau Buda kalba apie keturlypį apsivalymą kalba. Ir pirmas punktas yra kažkas atsisako melagystės, susilaiko nuo melagystės. Kai jisai liūdija prieš kažką, jisai nedaro tai, kad nežinodamas jis sakytų, kad žino, ar žinodamas sakytų, kad nežino. Ar nematydamas sakytų, kad mato, ar matydamas sakytų, kad nemato. Jis sako taip, kaip yra, taip, kaip jis suvokia, taip, kaip jis suvokia, o ne priešingai to, sąmoningai nemeluoja. Tai kai mes kalbam tiesą, tai yra apsivalymas kūnu. Kai mes kalbam tiesą, mes vis arčiau tikrovės, darnos. Ta tiesa gali būti santykinė, ta tiesa gali būti taip, kaip mes suvokiam iš to, taip, kaip mes žiūrėdami iš to taško, iš kurio mes esame. Bet svarbu, kad tai atitinka tai, ką mes kalbam, atitinka tai, kaip mes suvokiam. O nėra veidmanystės, kai suvokiama yra viena, o sakoma yra kita. Nors, žinoma, motyvacija gali būti visiškai įvairi, gali būti įvairi motyvacija, ta prasme, kad mes galim norėti pakenkti kažkam. Tai, žinoma, tai labai teršia. Bet netgi jeigu mes kalbam iš netiesą, dažnai mes kalbam netiesą iš nesaugumo. Bet tai irgi teršia. Nes mes savinamės tą nesaugumą, mes taip nepamatom, netgi mes slepiamės, netgi mes nepripažįstam to nesaugumo, mes nebandom pažvelgti į jį ir pamatyti, iš kur jis kyla. Tai tad susilaiko nuo melagystės, taip mes, kalbėdami tiesą, tai yra apvalymas kalba, mes apsivalome kalbą. Ir toliau Buda sako, jis atsisako kiršinančios kalbos, susilaiko nuo kiršinančios kalbos. Jis išgirdęs čia, jis nepasakoja kitur tam, kad supyktytų anos su čionykščiais.
Arba išgirdęs ten, jis nepasakoja čia tam, kad supykdytų čionykščius su anais. Jis atstato suardytą draugystę ir palaiko esamą vienybę. Jis džiaugiasi santarvę, žavisi santarvę, gėrisi santarvę, savo kalbą skatina santarvę. Tai skatinti santarvę, vienybę, draugystę, supratimą, toleranciją, tai yra apvalymas kalba, o ne už nugaros šmeižimas, apkalbos, bandymas suardyti tą vienybę, kuri yra. Kai žmonės sutarė, jis džiaugiasi, kad žmonės sutarė. Ar mes džiaugiamės, taip mes apvalome save kalbą, mūsų kalba skatina supratimą, vieno kitų supratimą, draugystę, bendrystę, o ne skaldymą. Ir jūs šiam pasaulyje, aš manau, galite matyti daug, labai daug, ką daro tas skaldymas, skaldinanti kalba. Kaip jinai skamba, kaip jinai veikia širdį, kaip jinai veikia aplinką, kaip jinai veikia tą patį žmogų. Mes galim tai matyti. Ir kaip tai veikia aplinką, tai užteršia. Ir atvirkščiai, kaip mes jaučiamės, kai mes girdim kažką, klausom kažką, kas propaguoja, kas kalba, kas linksta ir skatina santarvę, supratimą, toleranciją. Tai matydami mes galim padaryti išvadą. Tai tokia kalba jinai apvalo. Apvalo viską, vėlgi, apvalo vidų, apvalo išorę. Apvalo kūną, apvalo protą. Ir toliau kitas punktas, Buda sako, jis atsisako šiurkščios kalbos, susilaiko nuo kalbėjimo šiurkščiai. Jis taria žodžius, kurie yra nepriekaištingi, malonus klausai, mėly, širdingi, mandagus, patinkantis daugeliui, malonus daugeliui. Maloniai kalba. Prieš yra šiurkščiai kalba. Čia žinoma dar svarbus ketinimas. Ir taip pat svarbus buvo, pats pirmas kalbos punktas buvo tiesa. Tai nėra maloniai kalbėti netiesą. Bet ką mes kalbėtumėm, mes kalbam taip, kad mūsų išgirstų iš tiesų. Kai mes kalbam šiurkščiai, ar kai su mumis kalba šiurkščiai, pastebėkite, kas darosi su mūsų ausimis, kai su mumis kalba šiurkščiai. Mes nenorim girdėti. Mes uždarom savo širdį. Mumise kyla pasipriešinimas. Tie žodžiai, šiurkštūs žodžiai, jie nepasiekia tikslo. Jie tik tai skatina pasipriešinimą. Nešvarą. Tamsą. Tai susilaikomas nuo šiurkščios kalbos ir maloni kalba. Kalba iš atjautos. Nereiškia melaginga, bet kalba iš atjautos, iš supratimo. Tai yra tai, kas apvalo aplinką, apvalo mus pačius. Mokykimės. Ir kitas punktas, gal čia bus sunkiau, nežinau kaip jums. Atsisakęs tuščių plepalų. Jis susilaiko nuo tuščio plepėjimų. Kalba laiku, kalba tai, kas būta, kalba iš esmės, kalba apie mokymą, kalba apie discipliną. Jis taria vertingus žodžius, savalaikius, argumentuotus, aiškius, prasmingus. Jeigu mes kalbam, jeigu mūsų kalba nėra tušti žodžiai apie nieką, kaip dažnai žmonės kalba tiesiog apie nieką, tiesiog tam pakalbėti, bet ar būtina trikdyti tylą tiesiog tam, kad pakalbėti. Galbūt prasmingi žodžiai arba tyla, naudingi žodžiai arba tyla. Tai yra švaru, tai yra tyra. Bet tuščias plepėjimas apie nieką.
užteršia erdvę, užteršia eterį. Nu, neterškime eteriaus. Nu. Tai keturlypis apvalymas kalba. Nu, tai kalbos mes kalbame tiesą, mes kalbame, mūsų kalba skatina santarvę, toleranciją, vienybę, draugystę. Nu. Mes bandom, jeigu kažkas susipyko, mes bandom atstatyti jų bandom padėti jiems suprasti vienas kitą. Nu, tai apvalo. Mūsų kalba yra nešiurkšti, atvirkščiai, maloniai iš atjautos. Ir jinai yra prasminga. Ne apie nieką. Nu, arba tyla, arba prasminga kalba. Taip yra, toks yra apvalymas kalba. Ir toliau dar Buda kalba apie trilypį apsivalymą proto. Tai žiūrėkime proto. Tai mūsų veiksmai buvo kūno veiksmai ir dabar kalbos veiksmai ir dabar proto veiksmai. Proto mes irgi labai daug nuveikėm. Na, žiūrėkim, kaip mes galim, kokie veiksmai yra apvalantis. Ir Buda sako, kažkas nėra gobšus apie kitų žmonių turtą ir nusavybę, jis negalvoja, o kad tai kas priklauso kitam, būtų mano. Tai mes negodim kaip kitų pasisavinti tai, ką turi kita. Nu, mes nepaviduliaujam, mes negodim. Nu. Mes džiaugiamės. Jeigu kažkas turi, mes džiaugiamės. Nes, tai yra dovana. Tai yra dovana. Nesvarbu, kam aš esu. Mes džiaugiamės dėl to. Ir tas apvalo. Apvalo nuo ko? Nuo godumo. Nuo godumo. Juk iš godumo tiek daug kitų veiksmų kyla. Ir kalbos, ir kūno. Tai, kad mes apvalom protą, tai apvalo ir kūną, ir kalbą. Mes paleidžiam tas mintis. Mes nesisavinam tų minčių. Mes nebandom sulaikyti, mes nesikabinam, mes nesukam tų minčių. Net jeigu tokia mintis kyla, jinai kyla ir praėjo. Mes nekuriam sąlygų tam, kad jinai tęstųsi, neužstringam tame. Nepradedam kurti planų, kaip pasisavinti, ar kaip padaryti, kad kažkas kažko netektų iš mūsų godumų. Antras punktas, antras apvalymas proto, jis turi geranorišką protą, gerus ketinimus. Tegul šios būtybės būna taikios, būna sveikios, būna ramios, rūpinasi savimi. Tai yra metos mūsų geraširdiškumo palinkėjimai. Tai geraširdis protas, ne piktanoriškas, kuris nenori niekam, kad skaudėtų, nori, kad visiems būtų gerai, kad visos būtybės gyventų taikoje. Visi būtų sveiki. Ir atminkite, kad visi, įskaitant tą patį žmogų, kuriam tos mintis kyla. Visiems to linkia. Tai todėl tokių minčių sukelimas, kai mes praktikuojam tai kaip praktika, tai apvalo protą. Tai tie proto veiksmai, jie apvalo ir protą, jie apvalo ir mūsų kalbą, jie apvalo ir mūsų kūną, jie apvalo ir aplinką. Todėl naudokime to. Praktikuokime tai. Tai nėra sudėtinga. Tai nereikalauja, mums nereikia į džymą, mums nereikia pirkti kažkokio, nežinau, narystės, mokėti kas mėnesinį mokestį ar dar kažką. Visiškai nemokamai mes galim tai praktikuoti, tik tai nukreipti į tai protą. Tik tai nukreipti, tiesiog atminti, nepamiršti. Ir trečias apvalymas proto yra turėti teisingą požiūrį, neiškreiptą matymą. Ir čia Buda kalba apie tą teisingą požiūrį kaip apie supratimą priežastingumo, matymo, kad yra priežastis ir pasekmes. Kad
dovanų dovanojimas turi prasmės, neša geras pasakmas, kad geri ir blogi veiksmai turi vaisius, rezultatus, kad mama ir tėtis mums daug davė ir vaikai turėtų taip pat rūpintis savo tėvais. Kad yra pasaulyje tų žmonių, kurie pažino tikrovę, pažino save pati, pažino tikrovę, tiesioginę patirtimį. Ne, tų, kurie gali parodyti kelią. Tai yra teisingas požiūris. Tai grindinimas to požiūrio. Ir tas požiūris, žinoma, tai yra požiūris, tai yra mūsų nusiteikimas, bet taip pat įgyvendinimas jo. Ne vien tik tai manimas, ar galvojimas, ar minčių sukimas, kad jo geri veiksmai neša gerus rezultatus, blogi veiksmai blogus rezultatus, ar kad jo dovanoti yra gerai, tai atneša gerus rezultatus, bet ar rūpintis tėvais taip reikia, bet to viso nedaryti, tai nuo to požiūrio, tada tai yra, nėra požiūris, tai yra tik tai klajojančias mintis iš tiesų. Jeigu mes iš to neveikiam, bet tai tampa proto apvalymu tik tai, kai tai yra įgyvendinima. Tikrai įgyvendinima, kai tai nėra vien tik tai mintis, kai tai yra žinojimas iš širdies, žinojimas širdimi. Jeigu mes tai širdimi žinoma, tai yra įgyvendinama. Todėl, šie 3 apvalymai, proto apvalymai, vėlgi mes kalbam apvalymas protų iš tiesų, proto veiksmais apvalymas visko iš tiesų. Mes nekalbam, kad čia mes save valom, mes valom iš tiesų tai apvalymas visko, mes netgi negalim atskirti, kur baigėsi tas apvalymas. Nes mūsų veiksmai jie kaip bangos. Tai, ką mes veikiam, tai kaip bangos. Veikia aplinką, veikia mus, bet veikia ir visą aplinką bangoje. Ir mes negalim pasakyti, kur ta banga baigėsi, kur jinai užgeso. Vėl veikia viską, todėl rūpinkimės. Naudokimės tai, kad mes turim kūną, tai, kad mes turim, kad mes galim kalbėti, kad mes galim mąstyti, naudokimės tuo apvalymui. Neužteršimui. Negyvenkime užsiteršę. Naudokimės to. Ir taip pat grįžtant prie tėvų takos, kita suta yra irgi apie tas pačias 3 veiksmo durys. Ir čia kalbama apie šventumą, apie kūno šventumą, kalbos šventumą ir mąstymo šventumą. Tai mes galim suprasti, kad tai yra tas pats, tai nurodo į tą patį, į tos visus veiksmus, trilypį kūno veiksmą, 4lypį kalbos veiksmą, 3lypį proto veiksmą. Ir čia posmai sako šventai kūnų, šventai kalba, šventai mąstymų, neturinti ydų, šventai pasižyminti šventumu vadina nusiplovusiu blogį. Tai mums nebūtina nerti į šventas upes, bet mūsų šventa upė yra čia ir dabar su mumis. Ir mes galime kiekvieną akimirką naudotis tam, kad valytis, apsivalyti, apvalyti. Aš nekalbu apvalyti save, valyti, tiesiog valyti viską. Ir gyventi švaroj, tyroj, šviesoj. Tai kągi, tiek prikalbėjus, galiu tik tai jums palinkėti, taikyti tai, naudoti šitas 3 mūsų durys išmintingai, išmaniai, būkime išmanus, naudokime tai švarai. Tebūnė jūsų vidus ir aplinka visada švarus. Toks palinkėjimas ir pasimatysim kitą savaitę.